Alio. Sveiki. Sveiki. Ar su Tomu kalbu? Taip. Tomai, čia toks Aurimas skambina. Man vienas toks žmogus davė telefono numerį ir patikrino, kad tu, Tomai, esi labai labai geras žmogus ir kad padedi daugam. Tai aš tiesiog noriu pasakyti ir noriu paprašyti, kad nuo, tarkim, antradienio ar galėtų mane priimti į darbą. Priimti į darbą? Nu taip, sakė, kad tu direktorius kažkokios įmonės ir man reikia labai darbo. Aš gal sakau, gal tu kaip geras altruistas. Tai geras ar blogas čia nepriklausomai. Reikia, kad priimti darbą, tai reikia, tokių porą dalykų. Tai mokėti dirbti ir turėti ką dirbti. Aš galiu dirbti, aš turiu biškį patirties ten ir noriu dirbti. Bet tik nuo antradienio kažkur, nes pirmadienį tai, nebūsiu dar atsigavęs. Aš tikrai nežadu, kad ir antradienį. Aš šito klausimu galėčiau kalbėtis nuo naujų metų tik tai. Bet tai ką man dabar daryti ir aš kažkaip, galvoju, kad padėčiau ten kažką padaryti. Pavyzdžiui, aš girdėjau, kad ten mašinos stumdot ar ką ten darot, ten tas Audi. Tai aš, pavyzdžiui, labai norėčiau tokią mašiną turėti. Tu norėtum tokią mašiną daryti? Turėt, vairuoti. Tai aš įsivaizduoju, jeigu aš įsivaizduoju, jeigu dirbčiau pas jūs, tai gal duotume tokią mašiną. Ten Audi S klasės. Audi S klasė geriausia būtų. Visai ne. Aišku, kodėlgi ne. Tai ir, pavyzdžiui, aš tai galvoju, jeigu priimtumėt mane į darbą, tai aš galėčiau dirbti, tarkim, mano toks mėnesinis atlyginimas, aš taip įsivaizduoju, nuo 3000. Kokį įsivaizduoju? Neišgirdau. Nuo 3000. Jokių problemų. Jeigu tik uždirbi 6, tai 3 iškart ir uždirbi į rankas. O tai ką man reikėtų ten daryti? Kažką reikėtų. Dirbti. Vairuoti, aš įsivaizduoju mašiną. Tai tu, žiūriu, daug įsivaizduoji, jo? Bet kaip yra iš tikrųjų, nežinai. Man pasakoja tik. Sakė, kad tu... Tai tu, žinai, kaip padarom, tu ateik pas mane antradienį, aš tiesiog su tave norėčiau pamatyti ir pasišnekėti gyvai. Ateit, ar ne? Bet tai aš dar nedirbsiu antradienį. Ne, tikrai ne. O tai kiek procentų tada duodi, kad aš dirbsiu pas tave? Nei kiek neduodu. O tai ką manai tada? Gali nei tada. Tai man reikia garantijų. Kokių? Kad gausi darbą. Garantijų jokių nėra. Aš nesuprantu. Tai jeigu aš ateinu, tarkim, pakalbu, aš žinau... Aš ką, tu man giminė, ar aš tave pažįstu, aš kitavęs net nepažįstu ir nematė, kokios gali būti garantijos. Tai čia per giminės, jeigu aš būčiau, pavyzdžiui, koks nors pusbrolis, tai be parkių priimtumėte. Jo, arba priimčiau, arba nepriimčiau, nes tokį žmogų aš nors pažįstu. Aš žinau, ką jis gali, ką jis sugeba. O kai žmogaus nepažįstu, tai iš vis apie nieko negaliu pasakyti. Aš esu Gretos giminaitis. Kieno? Gretos. O kas yra Greta? Mergina? Mergina, taip, spėjau, kad jo. Taip, mergina, moteris. Kelias Gretas. Moteris jau. Pažįstu kelias Gretas, dabar reikėtų atsigabinti, iš kurios Gretos. Nors tai nėra visiškai svarbu, man atrodo. Taip, bet... Jo. Tai nėra šansų man įsidarbinti? Šansų yra, bet aš nežinau, ką tu sugebi. Aš sugebu, pavyzdžiui, ką aš sugebu, Važiuoti, vairuoti. Sugebu. Sugebi. Šaunu, čia jau nemažai. Ką dar? Remontuoti. Ką? Audi automobilį. Ne. Nesugebi. O ką dar? Pardavinėti, pirkti, parduoti, sugebi? Pirkti, parduoti. Jeigu Lietuvai yra aišku, kas sugebu nusipirkti, tai čia be parkių. Pavyzdžiui, dabar turėčiau pinigų, tai aš galėčiau nusipirkti, bet kai neturiu, tai reikia... Bet dar parduoti po to. Tai va. O parduoti aš nežinau, taip paskambinčiau kažkam ir pudrinčiau smegenis, ką žinau. Jo, čia toks darbas. Pagrindinis ir yra iš tikrųjų, pudrinti smegenis. Pavyzdžiui, aš dabar... Sugebi pudrinti smegenis. Taip, Tomai.
Tai labai gerai. Nu, Čia labai daug sugebi. 4 minutės jau kalbam. Tai čia kol kas tu man pudrinis smegenis jo, bet tai dar neįtikinai manęs nei kiek. Ai, dar neįtikinau. Nei kiek. Okay. Labai blogas pudrinimas. Nu va, tai reiškia blogas. Nu, aš neparduodu dabar, aš bandau įlysti darbą. Tai koks skirtumas? Tu man turi supudrinti smegenį taip, kad aš jau sakyčiau rytoj ateik. Nu matai, aš, nu ką, nei aš ką baigęs, nei ir ką, nu aš nieko negaliu pasakyti. Bet norą turiu, supranti. Vat girdėjau per teliką, kad svarbiausia noras. Aš, pavyzdžiui, labai noriu. Dažniausiai noras greit baigėsi, kai reikia pradėti dirbti. Nu tai dirbti, tai nekasiu iki griovio. Nu tai koks darbas, taigi su tačka važinėti, tai čia man taip malonums. Kas tau sakė, kad tu važinėsi su tačka? Nu man taip Greta sakė, kad reikia važinėti. Man kas, direktorė? Ne, sakė, kad tu direktorius, tai ir davė numerį. Tai aš ir pasakiau, ką reikia daryti. Ar važinėti, ar nevažinėti. Gal Greta tave galėtų įdarbinti kur nors? Tai ką ten įdarbinti? Nesugeba. Nu? Pati darbo neturi turbūt. Ne, nu jo, man atrodo. Tai žiūrėk, kaip čia dabar padaryti? O kiek pas jūs dirba žmonių? Įvairiai. Labai nemažai. O tu esi šefas? Aš jo. O kaip jaučiasi šefas? Jis ateina 11 į darbą, kada? Jo, aš ateinu kada noriu. O daug? Aš niekada nevėluoju. O kokią mašiną vairuoji? Koks tau skirtumas, kokią aš mašiną vairuoju? Nu, man kaip, aš įsivaizduoju, direktorius tai turėtų jau vairuoti gerą mašiną. Kodėl? Nu, vis tik direktorius, nu tai. Nieko nesako. Nieko nesako? Ne. Okay. Šiandien yra direktoriai labai patpoliniai ir slapti. Gal tu nori būti direktorius, tarp kitko, aš turiu netgi tokias pareigas. Dar yra ir direktoriaus pareigos? Jo, šiaip dažniausiai labiausiai siūlomas yra. O tai tada kur tu dėsies? Aš? No. Aš turėsiu ką, kur man dėtis. Vadybininku bus? Ne, direktorių. Direktorių pareigos yra geros, ten daug ką veikti nereikia. Nu, tiesiog atsakomybė neši ir viskas. Nu taip. Žinok, noriu būti direktorium. Tikrai. Jo, turėtum gerą tačką, būtum direktorius, galėtum visiems girtis. Taip, ateičiau, sakyčiau, visi. Jeigu nebent į kalėjimą pasadintų ten po to kiek laiko, bet tai čia šūdas, pasėdėtum ten porą metų ir vėl direktorius. O kodėl galima pasadinti į kalėjimą? Visos bulkos eina ant direktorius. Jeigu ką. Supratau. Tada nenoriu, žinok, nes... Kodėl? Jau teko, čia buvo visų. Tai kad tu čia dabar nenori, aš tau siūlau darbą. Ne, direktorium. Nuo antradienio. Direktorium? Na. O kiek mokėsi? Čia dar reikės pasvarstyti. Nes žinai, jeigu gerą tačką... Kokią atsakomybę neši? Viską galiu pasimti ant savęs. Viską? Viską galiu pasimti. Gerai. Visus darbuotojus, visas mašinas ant savęs. Jeigu užrašai. 3 štukas. 3 štukas litų. Aha. Gerai? Gerai. Tinka man, vis tiek. Bet benzinas, telefonas, kompiuteris ir dar butą paimkite. Tada jeigu šitiek daug noro, tai reikės pasvarstyti. Okay. Dabar šiais laikais, galima rasti greitai darbuotojų. Aš tikiu. Tai tu čia labai daug nereikalau gal iš karto. Tai aš įvertinu save, nes vis tik įvertinu. Kaip... Bet kitas irgi įvertina, bet jis mobiliako neprašys ir jau jis yra naudingesnis. Tai kaip susikalbėt? Arba benzino neprašys ir vėlgi naudingesnis. Kitas gal ir mašinos neprašys, iš vis gerai. Alright. O jūsų ofisiuks Vilniui? Jo. O radiją turi ten? Radiją? Aha. Turim. Tai įsijungkit nuo pirmadienio Zip FM. Zip FM. Labas vakaras. Labas, Tomai, radistai iš Zip FM čia. Labas vakaras. Labai jūsų malonus buvo pokalbis, toks pritarintis, man labai patiko. Man irgi labai patiko. Jo, aš stengiuosi. Labai geras. Mes pastebėjom, kad jis toks darbdavys, aš net galėčiau. Teisingas vadovas čia. Labai teisingas vadovas. Labai. Ir kalba, ir nuoširdžiai kalba. Tai jeigu atvirai, mes irgi atvirai, Jonas ir Rolandas čia su jumis. Tai malonu. Tai, žinok, aš nemelavau, tikrai Greta, man atrodo, užregistravo, čia sakė kaip sena pažįstama. Aš dabar bijau, kažką ir pasakyti, gal ir ne Greta. Nėra pažįstamų Gretų. Yra pažįstama. Teisingai viskas, jo. Tai yra pažįstama. Tai ką, Tomai, gerų darbų, tikiu, kad direktorių greit atrasi ir sėkmės visame kame, gerai?
Iki. Gerai. Va taip, va. Galiu net per 7 minutės gauti darbą į direktoriaus postą.